Pavyzdžiui, čia truputėlį norėjau pakalbėti apie kai kurios dalykus, pavyzdžiui, kas yra labai svarbu, tarkim, pavyzdžiui, bent jau man, bet greičiausiai ir kitiems, nes kuo vienodesnis žmogus, aišku, to ir atitiks ir kitiems kai kurie dalykai. Pavyzdžiui, jeigu yra šaly, pavyzdžiui, laisvė, tai jau yra gerai, ta prasme, tai jau irgi nekelia kažkokių tai problemų arba susirūpinimų papildomų. Pavyzdžiui, kai yra laisvė, ta prasme, paskui, kai yra šalis eina ar pasaulis teisinga kryptim, kai ten nemeluoja, nebando skiepyti, ten nebando mažinti populiacijos arba prastumti kažkokių vaistų, ten aferų, tarkim, kada saugumas yra pasaulinėme lygyje ir tarsi šviesų keliu eina žmonės, tada irgi yra... Įkvėpa gerų. Ai, ne. Kenas Akropolė. Ne, dėkui. Tai šitą, kai yra tas saugumas pasaulinis, tai yra gerai, nebetrikdo, kai visi komponentai susideda, kai tarkim tu ten turi, paskui vėl prasideda asmeniniai dalykai, kai tu turi ten sveikatą, tarkim, kai turi laisvę, pavyzdžiui, kai turi laisvės, kai turi hobius ir kai turi pinigų, kai turi nepriklausomai pinigų, nuo kokioj tu kastoje esi, ar ten išsivystymo lygyje, pavyzdžiui, kai tu tarkim, pavyzdžiui, ar tenais, pavyzdžiui, Anglija yra, ar tu dirbi ar nedirbi, turi pinigų, nors Anglija yra irgi biškai per sunkus, tai palyginus darbai, nes gal daug kas nesiskundžia, bet iš tikrųjų tenais, jeigu žmonės nuvažiuos, pabandytų padirbti arba pakalbėtų, tai suprastų, kokia yra situacija su žmonėm, tai nėra geriausias dalykas. Ir paskui, ir dar, kai, tarkim, tu darai kažko tai užsiemi, ar ten kuri kažką ten muziką, tenais produktus, ar ten atstovauja kažką religiją, galbūt psichologiją, filosofiją, kažką tai darai įneši į pasaulį ir tada dar reikia, kad būtų, pavyzdžiui, religinė laimė yra vienas iš pagrindinių dalykų, tarsi ką Jėzus patyrė ir ką Buda patyrė. Tai tarkim, be religijos siel tu nebūsi pilnai laimingas ir patenkintas, pavyzdžiui, tu gali visko turėti, bet tu kaip depresijai nusiminęs būsi vaikščiusi ir tu būsi vėl blogai, o apie tai galima skaityti religijas, ten galima ir tos Budos mokymus paskaityti, bet aišku reikia, kad būtų pilnai viskas. Dievas turi būti siela, ten visi tie lygiai. Ir tada, pavyzdžiui, jeigu tarkim, atstoti tą tavo vidinę laimę, gali ir netgi turtus, ta prasme, arba tu gali išeiti į olą, ten asketas tapti, tai čia priklausys nuo žmogaus, nuo jo norų stiprumo, manau. Ir tada, pavyzdžiui, tarkim, gyvenimo tobulumas toks ir yra, kai tu patenkintas jau esi, tai tada gerai yra. Nors, aišku, skaitasi realiai, kaip čia samsaros yra tas pasaulis samsarinis, čia gimstam, mirštam, tai kaip pasakyti, mokomės pamokas, tai ne visi, kaip kiti sako, kad čia nėra toksai dalykas, kur gali patirti tos didžiausias laimės, ten yra rojai, dar kitos planetos, ten žaidimas su Dievu, ten kai gopės atlieka, ten Radharanė, ta prasme, tai čia jeigu pagal krikščionizmą žiūrėti. Tai maždaug tokius dalykus norėjau paminėti ir yra tokie pagrindiniai dalykai, kur jeigu yra patenkinimi, taip, tada labai daug džiaugsmo yra, pavyzdžiui, nes, pavyzdžiui, tarkim, Lietuvoje, pavyzdžiui, yra vienas minusas, kad, pavyzdžiui, bent jau man tai jaučiasi toks daugiau kaip depresija, kaip sako Lietuvoje žmonės, kai girdis tą depresiją, nes labiau nusiminę tokie žmonės yra visko galbūt bijantis, nes, pavyzdžiui, Anglijoje tai jie turi pinigų ir jie yra tokie atsipalaidavę, ten nėra tokių baimių, nei tų karų, ten nėra buvę ir jie tokie nieko nebijo, nieks ten jos negazdina, ten nei Landsbergis, nei kitos partijos, kaip pasakyti. Ten ir teismai galbūt geriau veikia, galbūt ta sistema, kaip pasakyti, jie pasitikė ir tais teismais, ir policija, ir ta valdžia galbūt daugiau pasitikė, ir turi ko pavalgyti tenais, yra atsipalaidavę, ir jie tokie daugiau, kaip sako, religiškai aistros gūnai tokioj, jau yra pas mus tokia depresija, tamo gūna, sako,
tokios tamsesnės energijos, o aistros jau tokia būna, kada jau kažkokių ten tikslų siekia, kada laksto jau taip, laksto atsipalaidavę taip labiau, bet irgi, aišku, irgi nėra aukščiausia laimė, nes, pavyzdžiui, jau jeigu pasieki Budos lygį arba Jėzaus, tai tu tenais, kaip pasakyti, jau laimingas esi, kada vos net užusti, kai ten vos ne, kai nekala prie kryžiaus, ta prasme.